Sveikinuosi su visais užsukusiais į kvantinio proveržio magijos kanalą. Su jumis Elytė Avietjan. Šiandienos tema – dvasinis tobulėjimas ar iliuzija. Laikas atsibusti. Dvasinis kelias dažnai laikomas aukštesnė realybė, kuri pranoksta materialų pasaulį. Tačiau ar tikrai visi dvasiniai mokymai veda į žmogaus evoliuciją? Kodėl tiek daug žinomų dvasinių mokytojų baigė gyvenimą sunkiomis ligomis, ignoruodami savo kūno poreikius? Ir dabar peržvelgsime keletą iš jų. Svamis Vivekananda mirė 38 nuo diabetų ir antsvorio sukeltų komplikacijų. Ramakrišna mirė 45 nuo gerklės vėžio. Šri Aurobindo sirgo tuberkuliozę ir inkstų ligomis. Ošo kentėjo nuo diabetų, astmos ir kepenų cirozės. Morihei Uehiba, aikido kūrėjas, mirė nuo kepenų vėžių. Karlas Kastaneda, okultinių mokymų autorius, mirė nuo kepenų vėžių. Jidu Krišnamurtis taip pat mirė nuo vėžių. Ar šios mirtys parodo, kad jų mokymai buvo neveiksmingi? O galbūt dvasinė praktika veikia ne taip, kaip daugelis tikisi? Užsiduokime klausimą ir keliaukime toliau, nes atėjo metas įjungti analitinį mąstymą ir nepriimti visko už gryną pinigą. Ne viskas, kas atrodo dvasinga, iš tikrųjų yra tikroji žmogaus misija ar jo kelias į aukštesnį suvokimą. Kūno ir dvasios disharmonija yra paslėpta grėsmė. Vienas iš svarbiausių aspektų, kuriuos turime suprasti, dvasia, siela ir kūnas turi būti vienoje harmonijoje. Jeigu kažkuri dalis ignoruojama, žmogus neišvengiamai praranda balansą. Daugelis dvasinių mokytojų žiūrėjo į kūną kaip į nereikšmingą indą, kuriuo nereikia per daug rūpintis. Tačiau, jei kūnas tampa silpnas, kaip žmogus gali efektyviai skleisti savo žinias? Kaip jis gali padėti kitiems, jei pats vos išgyvena? Ne vienas jų krito į puikybę. Tikėjau, kad dvasia aukščiau už kūną. Todėl nebuvo reikalų rūpintis sveikata, mityba ar fiziniu aktyvumu. Kai kurie galbūt tiesiog nesuprato, kad jų misija nėra tik perduoti žinias, bet ir gyvų pavyzdžių parodyti, kaip iš tiesų atrodo subalansuotas žmogus. Ir vis dėlto, ar gali būti didesnė ironija už tai, kai žmogus skelbia, kad išvalo kitus, bet pats miršta nuo toksinų, vėžio ar diabetų? Kaip gali žolininkas būti su antsvoriu ir akivaizdžiais alergijos simptomais, bet tuo pat metu siūlyti kitiems stebuklingus organizmo valymo metodus? Dvasingumo spąstai – iliuzinė evoliucija. Daugelis mano, kad dvasingumas savaime veda į aukštesnį sąmonės lygį. Tačiau reikia užduoti klausimą. Ar visi dvasingumo keliai tikrai yra žmogaus evoliucijos dalis? Gal tai bėgimas nuo realybės? Kai kurie žmonės įsitraukia į dvasinės praktikas ima neigti materialų pasaulį, manydami, kad jų egzistencija vyksta tik aukštesniuose lygmenyse. Bet jei fizinė realybė neegzistuotų, ar tikrai mums reikėtų kūnų? O gal tai aklas tikėjimas be analizės? Šventieji tekstai, mokytojai ir dvasinės praktikos tampa absoliučiais autoritetais. Tačiau mažai kas užduoda klausimą, ar jie tikrai veikia realiame gyvenime? Jei taip, kodėl tiek daug jų skleidėjų mirė jauni ir ligoti? O gal tai užmaskuotas ego ir jis maskuojamas dvasingumu? Daugelis dvasingumo lyderių iš tiesų gyveno savo puikybės burbule, manydami, kad jie yra viršesni už kitus, kad jų misija svarbesnė už bet kokią fizinę gerovę. Laikas atsibusti. Reikia realaus sąmoningumo. Metas pripažinti, kad dvasingumas nėra atskirtas nuo kasdienybės.
Tikrasis sąmoningumas apima ir dvasinį, ir fizinį, ir emocinį gyvenimą. Jeigu žmogus skelbia, kad pasiekė aukštesnę sąmonę, bet serga, turi priklausomybių ar ignoruoja savo kūno poreikius, ar tikrai jis yra sąmoningas? Mes turime pradėti galvoti plačiau, analizuoti, ką priimame kaip tiesą. Ar šios idėjos tikrai padeda mums augti, ar tik sukuria iliuziją, kad einame dvasiniu keliu. Stebėti, kas iš tikrųjų duoda rezultatų. Jeigu žmogus moko sveikos gyvensenos, bet pats atrodo ligotas, kažkas čia ne taip. Integruoti dvasingumą į realų gyvenimą. Kūnas mūsų dalis, o ne priešas. Jis turi būti stiprus, energingas ir harmoningas su mūsų dvasia. Tik tada žmogus iš tikrųjų gali būti sąmoningas, kai jo dvasingumas nėra pabėgimas nuo realybės, bet gilus suvokimas, kad tikrasis sąmoningumas apima visus gyvenimo aspektus. Metas atsibusti. Dvasingumas nėra apie bėgimą nuo realybės, jis yra apie pilną gyvenimo suvokimą. Su jumis buvo Elytė Avetian. Šios idėjos atveria daug įdomių perspektyvų. Klausimas, ar dvasinis tobulėjimas būtinai turi reikšti ilgamžiškumą, lieka atviras. Ką apie tai manai tu? Kuri teorija atrodo tau labiausiai tikėtina? Padiskutuokime komentaruose. Lauksiu jūsų mąstymų, apmąstymų. Gal jūs turite praktikos šiame klausime ar patirties? Bus labai įdomu sužinoti. Iki sekančių susitikimų.